Šioje pamokoje susipažinsime su Vyrai Saulė. Vyrai Saulė šioje CAD programoje simuliuoja tikros Saulės veikimą. Jį kartu grupuojame su Vyrai Sky, kuris imituoja tikrą dangų. Taigi vyrai siūlo savo dienos šviesos sistemą, kurią sudaro Vyrai Sun ir Vyrai Sky. Šia Saulė yra kaip tiesioginis šviesos šaltinis ir dangus kaip išsklaidytos šviesos difuzinis šaltinis. Kai į sceną įkeliame Saulę, tuomet automatiškai į sceną patalpinamas ir Vyrai Sky. Vyrai Sky galima suvokti kaip dangaus atspalvį. Įkelkime į sceną Vyrai Sun. Eikime į Create kortelę, pasirinkime Lights, susiraskime Vyrai ir čia slepiasi mygtukas Vyrai Sun. Paspauskime ir dabar Saulė reikės tiesiog įkelti sceną. Galim tiesiog spūstelti bet kurio vietoj ir neatleidus tempti į scenos pusę. Pasirodo langelis Would you like to automatically add a Vyrai Sky environment map. Tas reiškia, kad iš karto į sceną yra įdedamas ir Vyrai Sky ir yra susiejamas su Saulė. Mums šiuo atveju būtent to reikia ir sakome jas. Vyrai Sun yra tiek pat intensyvi kaip ir reali Saulė. Saulės šviesos spalva čia yra priklausoma nuo Saulės pozicijos. Spalva kinta keičianti Saulės padėtį scenoje. Taip yra tam, kad imituotume realybę. Saulei leidžiantis dangus pasirodo rausvas ir viskas nušviečiama tokia spalva, todėl ir žemai nuleidus Saulę 3D Max scenoje, ji imituos šį Saulės elgesį. Be to, kai Saulė žemai, tai ir jos skleidžiami šešėliai yra minkšti, o Saulė per patį vidurdienį, būdama aukštai, skleidžia labai aštrius šešėlius. Išbandykime tai praktikoje. Nuleiskime Saulę į nulinį lygį ir padarykime renderį. Aš taip Saulę beveik ir įkėliau. Ir dabar pasirenkam Camera View, kad ji būtų aktyvi. Ir spaudžiame Shift plus Q ir tokiu būdu darome renderį. Kaip matote, fonas gaunasi labai gelsvas ir šiek tiek oranžinis. Taip yra todėl, kad Saulė yra labai žemai. Kad geriau būtų suprasti, kaip veikia Saulė, mums reikia šią scenai pridėti grindis. Nuleiskime kol kas renderį. Ir į sceną įdėkime Vyrai Plane. Einame į Create kortelę Geometry. Surandam iš sąrašo Vyrai. Ir čia yra Vyrai Plane. Spaudžiame mygtuką ir įkeliame į sceną Vyrai Plane. Ir nuspaudžiame dešinį pelės mygtuką. Ir štai mes scenoje įkėlėme Vyrai Plane. Vyrai Plane leidžia padengti visą sceną norimos spalvos ir savybių plokštumą. Ir tai padaryti taupant kompiuterio atmintį. Tai yra realiai, Vyrai Plane yra labai mažytė, bet darant vizualizacijas jį tampa begalinė. Suteikime Vyrai Plane gelsvą spalvą, pažymėkime Vyrai Plane, pauskime M kortelę, įsitraukime į sceną Vyrai Material ir Diffuse nurodykime gelsvą spalvą. Ir pritaikykime šią spalvą mūsų Vyrai Plane. Pakoreguokime kamerą taip, kad galėtume matyti ir šiek tiek dangaus. Tolinkime kadrą. Ir dabar spauskime Shift Q. Kaip matote, mūsų Vyrai Plane, nors yra tik tai mažytė iš tiesų, bet vizualizacijoje jinai yra ištęsiama iki begalybės, tik paliekant vietos ir dangui. Padarykime, kad dar labiau būtų matoma daugiau dangaus. Ten galime kamerą nuleisti. Nuleiskime Saulę šiek tiek žemiau. Kaip matote, kampas yra labai nedidelis. Galim priartinti prie nulio. Pažymime kameros vaizdą, spaudžiame Shift Q. Kaip matote, objektų visiškai nesimato, nes Saulė tik tai kyla. Ir scena, vadinasi, yra apšviesta tik tai dangaus pagalba. Ir matote, dangus yra į oranžinę pusę, yra padengtas oranžinė spalva. Dabar pakelkime Saulę šiek tiek į viršų. Jau matote, kampas yra beveik 45 laipsnių. Vėl pasirinkime kameros vaizdą ir spaudžiame Shift Q. Tai yra sutrumpinimas, kaip greitai padaryti renderį. Shift ir Q kombinaciją galite atsiminti ir taip daug greičiau dirbsis. Ir štai dabar atkreipkite dėmesį į dangų. Dangus jau yra šiek tiek rausvas apačioje, tačiau į viršų kylant jis darosi vis mėlynesnis, o kur yra arčiau Saulė, darosi baltesnis. Ir dabar Saulę pakelkime visai aukštai ir nustumkime beveik virš scenos. Pasirinkame kameros vaizdą ir spaudžiame Shift Q. Ir dabar galite matyti, kad dangus
yra visiškai mėlynas, šiek tiek pilkesnis apačioje ir žydresnis pačiame viršuje. Ir taip pat tinkamai keičiasi ir scenos apšvietimas. Dabar V-Ray Plane yra labai ryškiai apšviesta. Kadangi šioje pamokoje nuolat lyginsime vieną renderį su kitu, tam V-Ray Frame Bufferis yra iš tiesų labai patogi priemonė. Ir čia yra mygtukas History. Reikia jį paspausti. Ir pažymėti varnelę ties Enable V-Ray Frame Buffer History. History reiškia istoriją ir atsidaro papildomas langelis ir čia mes galime laikinai išsaugoti mūsų vizualizacijas. Pirmą kartą užleidus mums atsiras tokia lentelė Render History Settings ir reikia nurodyti trumpalaikę vietą, kur mes išsaugosim šią informaciją. Kadangi mums ateityje šios istorijos nereikės, todėl pasirinkime išsaugojimo vietą darbalaukio desktopą ir spaudžiame OK. Ir vėliau tokiu būdu tikrai nepamiršime ištrinti šios laikinus failus. Ir spaudžiame OK. Ir čia yra keletas mygtukų. Jeigu spausime Save, tuomet į šią istoriją bus įkeltas dabartinė vizualizacija matoma V-Ray Frame Bufferyje. Tam, kad mes palyginti galėtumėm kelias vizualizacijas, jų turi būti bent kelios. Tačiau mes jau įkėlėme vieną pavyzdį ir dabar galėsim daryti antrą vizualizaciją ir vėliau jas tarpusavyje palyginti. Ir dabar reikia šiek tiek pakeisti sceną. Tad saulę atgręžkime prieš mūsų, kad jį apšviestų mūsų objektus. Pasirinkime kameros vaizdą ir vėl spauskime Shift Q. Arba galite spausti Render Production mygtuką. Ir štai mūsų objektai yra apšviesti šiek tiek kitų kampų. Ir dabar taip pat spaudžiame Save ir štai jau istorijos langelėje turime kelis renderius. Kaipgi juos dabar palyginti? Reikia pažymėti vieną renderį ir pasirinkti, kad tai bus A variantas. Ir matot, atsiranda A raidelė ir mūsų frame bufferio langelis padalinamas per pusę ir pasirenkam kitą renderį ir spaudžiame Set B. Kaip matote, atsiranda tokia padalinanti linija su valdymo kvadratėliais ir šią liniją vedžiodami mes galime daugiau užleisti A vizualizaciją ar daugiau B vizualizaciją ir matome, kaip skiriasi mūsų vizualizacija pakeitus saulės kampą. Tai yra ypač patogu, kai reikia lyginti vizualizacijas, kurios skirsis tik labai nežymiai, tačiau būtent uždedant A ir B variantą mes galime lengvai palyginti ir čia aiškiai matosi, kaip skiriasi grindų spalva ir dangaus spalva tarp šių renderių. Vėliau galima šios renderius iš istorijos išjungti. Reikia pažymėti Spaust Remove. Ir štai turime vėl tuščią istoriją. Norėdami palyginti renderius, vėl turėsime čia juos įkelti. Grįžkime prie modeliavimo. Pažymėkime saulę. Matome jos parametrus Enabled ir Invisible. Kaip ir paprastą šviesą, taip ir saulę galima įjungti arba išjungti per parinktį Enabled. Kad saulė šviestų, turi būti pažymėta varnelė ties Enabled, o norėdami nematyti saulės, spaudžiame Invisible. Tokiu būdu saulė tampa nematoma kamerai, net ir tuomet, kai bus nukreipta kamera tiesiai priešai saulę. Kad saulę galime renderyje pamatyti, galime taip pat įsitikinti. Dabar nuleiskime saulę žemiau ir kad jie būtų tiesiai priešais kamerą. Grąžinkime saulę į kitą pusę. Stebėkime kameros vaizdą. Ir saulę šiek tiek nuleiskime. Tačiau saulė turi būti pakankamai toli nuo kameros, kad ją kamera užfiksuotų. Pasirenkame kameros vaizdą ir vėl spaudžiame Shift plus Q. Ir matote tolumoj baltas taškelis, tai yra saulė. Jeigu mes spustelėsim mygtuką Invisible, saulė nebus matoma. Dabar priartinkime saulę labai arti scenos, taip kad ją matytumėm kameros vaizde. Ir pasirinkame kameros vaizdą ir vėl spaudžiame Shift plus Q. Kaip matote, šiuo atveju mes saulės nebematome, nors ji čia ir turėtų būti. Taip yra todėl, kad saulė yra per arti objektų. Taigi vėl saulę nutolinkime.
Ir dabar susipažinsime su parametru size multiplier. Pagal nutylėjimą size multiplier yra lygus vienetui, tai yra Saulė bus tokio dydžio, kaip matėte renderį. Tačiau jeigu mes norime pasiekti efektą ir mums reikalinga, kad Saulė būtų didesnė, mes per size multiplier galime to pasiekti. Tarkim, padarykime skaičių 20, pasirinkime kameros vaizdą ir spaudžiame Shift Q. Kaip matote, Saulė žymiai išdidėja. Žinoma, kadangi dabar jinai padidėjo, gaunasi, kad yra labai ankstus rytas ir scena visiškai nebe apšviesta. Dydis turi įtakos dangui. Jeigu Saulė yra didesnė, kaip šiuo atveju, tuomet, jeigu norim pasiekti, kad scena būtų apšviesta, automatiškai aukščiau ir turim iškelti ir Saulę ir tuomet keisis ir dangaus padėtis. Paspauskime kamerą vaizdą ir vėl parinkime Shift Q. Ir gauname kitus parodymus, tačiau Saulė vėl gavosi per arti scenos, nes yra labai didelė ir pačios Saulės jau mes nebematome. Pažymėkime vėl Saulę ir grąžinkime jos dydį į vienetą. Dabar panagrinėkime kitus Saulės parametrus. Kaip matote, po Invisible yra Effect Diffuse. Effect Diffuse tiesiog Saulė paveikia spalvą. Effect Specular Saulė paveikia blizgių paviršių šviesiausių vietų spalvą. Cast Atmospheric Shadows, jeigu scenoje yra erdvinių efektų, jie taip pat mes šešėlius. Vienas iš pagrindinių Saulės parametrų yra Turbidity, pagal nutylėjimą lygus 3. Tai yra drumstumas, miglotumas, užterštumo lygis. Kuo didesnė čia vertė, tuo mažiau Saulės ir tuo minkštesni yra šešėliai. Ir tuo geltonesnio ir labiau morkinio atspalvio tampa dangus ir Saulė, kaip kad būna mieste. Kuo mažesni skaičiai, tuo giedresnis dangus ir mėlynesnis. Tuo šaltesnis, kaip kad užmiestyje. Taigi pabandykime vietoj 3 padaryti skaičių 10. Ir dabar pasirinkim kameros vaizdą ir spaudžiame Shift plus Q. Ir spaudžiame Save, kad išsaugotume renderį palyginimui. Vėl pažymėkime Saulę. Ir Turbidity nustatykime lygų 0. Kaip matote, neleidžia, žemiausia vertė yra 2. Šią vertę ir palikime. Ir spaudžiame Camera View ir pasirinkame Shift plus Q. Spaudžiame Save ir vieną kaip Set A, kitą pažymime kaip Set B. Ir kaip matote, dangaus spalva beveik nesikeičia, šiek tiek patamsėja. Tačiau grindų spalva ryškiai yra kitos spalvos. Kai skaičius buvo lygus 10, gauname tamsesnį vaizdą. Kai skaičius lygus 2, gauname šviesesnį vaizdą. Dabar nuleiskime žemyn. Ir vėl spauskime kamerą, Shift Q. Kaip matote, dangus yra žymiai baltesnis. Padarykime šį skaičių lygų 5 ir padarykime renderį. Dangaus spalva ženkliai pasikeitė. Taigi, jeigu keliant į viršų arba leidžiant Saulę dangus nesikeičia, pažiūrėkite, galbūt yra drumstumo Turbidity vertė nustatyta netinkama. Žaisdami su Saulės parametrais arba stebėdami tikrą Saulę, atkreipkite dėmesį į šešėlius. Kuo Saulė aukščiau, tuo didesnis kontrastas tarp šešėlio ir apšviestos vietos, tuo aštresnis šešėlis. Kuo Saulė arčiau objektų, tuo šešėliai minkštėja ir kuo Saulė žemiau, tuo šešėliai taip pat minkštėja. Kalbant apie šešėlių minkštumą ir kietumą, reikia taip pat pastebėti, kad kuo pats objektas yra arčiau apšviestos plokštumos, ant kurios krinta šešėlis, tuo tas šešėlis yra aštresnis. Kuo toliau yra objektas, tuo tas šešėlis darosi minkštesnis. Čia pabandymui galite vakare apšviesti sieną ir prieš šviesos šaltinį iškelti savo ranką. Kuo artinsite ranką arčiau apšviestos sienos, tuo ryškesnis ir griežtesnių kontūrų bus jūsų šešėlis. O kuo ranką tolinsite nuo sienos, tuo šešėlis bus labiau išplaukusiais kraštais, tuo minkštesnis. Kitas parametras yra ozone. Tai reiškia ozoną. Jis paveikia pačią Saulės skleidžiamą šviesą, šviesos spalvą. Kai parametras yra lygus 0, tuomet Saulės šviesa yra labai geltona, o kai vienetui labiau mėlyna. Šiuo atveju yra nustatyta arčiau geltonos, tačiau įveskime skaičių vienetą ir pasirinkę kameros vaizdą padarykime renderį. Shift plus Q. Kadangi mūsų drumstumas yra nustatytas pakankamai aukštas, mes beveik nepamatėme skirtumą.
Todėl nustatykime turbidity bel lygų trims. Dabar padarykime renderį. Kaip matote, pašviesėja mūsų dangus. Pakelkime mūsų saulę šiek tiek aukščiau. Ir užveskime, kad apšviestų mūsų objektus. Ozoną nustatykime į 0,1. Pasirenkame kameros vaizdą ir spaudžiame Shift Q. Išsaugome renderį. Dabar vėl pažymėkime saulę. Ir pasirinkime ozoną lygų vienetui. Pasirinkime kameros vaizdą ir spaudžiame Shift Q. Ir iš pažiūros tarsi niekas ir nepasikeitė. Tačiau vis dėlto spaudžiame Save ir palyginkime šios renderius. Pirmą kaip set A, antrą kaip set B. Ir dabar atkreipkite dėmesį į spalvas. Objekto spalvos vienu atveju yra šiek tiek šaltesnės, A variantas, kitu atveju yra šiek tiek šiltesnės. Taigi, kai kalbame apie ozoną, ne tiek kalbame apie dangaus spalvą, kuri šiuo atveju beveik nepasikeitė, kiek apie objektų spalvą. Taigi, kai parametras yra lygus 0, tuomet saulės šviesa yra labiau geltona, tai yra objektai apšviesčiami šiltesnė spalva, o kai lygi vienetui, saulės šviesa yra šaltesnė. Kad gautume realistiškesnius rezultatus, suteikime mūsų objektams spalvas. Nuleiskime renderį, grįžkime į sceną, iškvieskime M raidelę, tempkime į sceną V-Ray MTL ir panaudosime tiesiog pilką spalvą ir pažymime ją visus objektus ir suteikime jam pilką spalvą. Spaudžiame Assign Material to Selection. Grindis taip pat nudažykime pilką spalvą, pažymime ir spaudžiame Assign to Selection ir kameros vaizdą spaudžiame Shift Q. Ir štai kaip atrodo mūsų apšviesti pilki objektai. Dabar pažymėkime Where V-Ray Plane, vėl iškvieskime Materials ir vėl suteikime mūsų plane geltoną spalvą. Taip pat išsaugome renderį Save istorijos laukelėje ir spaudžiame kameros vaizdą ir vėl Shift plus Q. Vėl spaudžiame Save, pasirenkame vieną kaip A, kitą kaip B. Pamatyti šviesos skirtumus saulė yra šiek tiek per toli, todėl grįžkime ir saulę šiek tiek priartinkime prie objektų. Dabar padarykime vėl renderį, iškvieskime Materials ir mūsų medžiagai suteikime šiek tiek atspindžių. Tokiu būdu tarpusavėje reaguos objektai. Spaudžiame OK, pasirinkime kameros vaizdą ir spauskime Shift Q. Užfiksuokime, spaudžiame Save ir dabar vėl V-Ray Plane nudažysime pilka spalva. Spaudžiame Assign to Selection ir vėl spaudžiame Shift Q kameros vaizdą. Taip pat Save, kad įkeltumėme į istoriją. Vieną sustatykime kaip set A, kitą kaip set B. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kaip pakeitus tik tai grindų spalvą, keičiasi ir visų objektų spalva. Tad reikia turėti omeny, kad įvedus šiek tiek atspindžių, kai objektai vienas su kitu reaguoja, tuomet jeigu grindis yra geltonas, tai paveikia ir objektus, jie yra šiek tiek šiltesnio atspalvio negu šalta pilka spalva. Taigi, kuriant vizualizaciją su V-Ray, reikia įsisąmoninti, kad spalvos apšviestos plokštumas yra tarpusavėje susijusios ir viena kita veikia. Vėl pažymėkime saulę. Ir kitas parametras yra Intensity Multiplier. Intensity Multiplier reguliuoja saulės intensyvumą. Čia vienetas yra labai daug. Tikra saulė yra labai ryški ir skleidžia labai ryškę šviesą, todėl kartais siekiant išvengti pereksponuotų kadrų, saulės intensyvumą galima mažinti. Ir yra Size Multiplier, kuriuo mes jau bandėme reguliuoti saulės dydį. Intensity Multiplier, pažaiskime dabar su parametru Intensity Multiplier. Nieko nekeičiant, tik tai keičiant Intensity Multiplier parametrą, padarykime 0,5. Pasirinkime kameros vaizdą ir padarykime renderį. Kaip matote, šviesa ženkliai sumažėjo, vien tik pakeitus Intensity Multiplier parametrą. Jeigu nenori tokios aktyvios saulės šviesos, galima šį parametrą sumažinti. Jeigu jums reikia kaip tik didesnės ir daugiau šviesos, galima šį parametrą didinti. Pažymėkime saulę ir grąžinkime Intensity Multiplier į vienetą. Ir kitas parametras yra Filter Color. Šis parametras leidžia pakeisti saulės ir dangaus atspalvį link pageidaujamo. Pasirinkime Color ir parinkime mėlyną spalvą. Spaudžiame OK ir dabar pasirinkime Camera View ir padarykime renderį.
Ir dabar, kaip matote, šis spalva ženkliai paveikia mūsų visus objektus. Jie tapo šaltesni, kadangi buvo pilkos spalvos, tai perėmė žydrą spalvą. Išsaukime šį renderį, vėl pažymėkime Saulę ir pasirenkime gelsvą atspalvį. Spaudžiame OK, pasirenkame kameros vaizdą ir spaudžiame vėl Shift Q. Ir kaip matote, gauname visiškai kitokį vaizdą, spaudžiame Save, pasirinkime vieną kaip A, kitą kaip B. Ir kaip matote, dangaus spalva beveik nesikeitė abiem atvejais, tačiau keitėsi objektų spalva. Kadangi mūsų objektai yra nudažyti pilka spalva, jie perėmė šią filter color beveik tiesiogiai. Taigi, jeigu norime pašiltinti spalvas, mes galime uždėti filter color gelsvesnę spalvą. Jeigu norime pašaldyti filter color, uždėkime mėlynesnį toną. Žinoma, nereiktų naudoti tokių ryškių tonų, kaip mes čia naudojame, ypač jeigu scenoje taip pat bus baltų ar pilkų objektų. Vėl pažymėkime Saulę. Ir kitas parametras yra Shadow Subdivs. Pagal nutylėjimo lygius Shadow Subdivs reguliuoja šešėlių kokybę. Kuo didesnė vertė, tuo geresnė yra kokybė. Rekomenduojama amplitudė yra nuo 8 iki 64, priklausomai nuo atstumo tarp šešėlių ir kameros. Subdivs nusako, kiek bandinių, galima jos suvokti kaip taškus, sudaro vieną santykinę renderio dalelę. Kuo daugiau šių subdivs, tuo aukštesnė kokybė ir tuo labiau yra detalizuojamas vaizdas. Bandomiesiems renderiams nereikia šio skaičiaus didinti, o galutiniam renderiui taip pat reikia pasverti, ar scenoje yra daug saulės šešėlių ir ar jie yra labai matomi. Aš šio parametro beveik niekada nekeičiu, nes interjeras apšviečiamas ne tik saulės, bet ir dirbtinė šviesa. Tačiau pasirinkus tokį apšvietimą, kai svarbiausia tampa saulė, šių subdivs padidinimas gali ženkliai pagerinti renderį. Ir kitas parametras yra Shadow Bias. Šio parametro nesiūlyčiau reguliuoti, nes gali atsirasti įvairūs triukšmai, kuriuos panaikinti galima būtų tik tai gerinant renderio kokybę, o tuo tarpu ir didinant vizualizacijos kūrimo laiką. Tačiau tiesiog, kad suvoktumėt, kas tai yra, trumpai paaiškinsiu. Taigi Shadow Bias tai reguliuoja patį šešėlį. Šešėlį galima nutolinti nuo paties objekto arba prie jo labiau priartinti. Geriau žinoma to pasiekti keičiant pačios saulės padėtį. Tačiau, tarkim, mes esame apriboti ir jau tenka šį šešėlį reguliuoti ranka. Vertė žemiau nulio stumia šešėlį nuo objekto, o aukštesnė vertė tą šešėlį prie objekto priartina. Taigi kitam vaizde matome, kad objekto vieta nepakito, tačiau pasikeitė šešėlis. Jis priartėjo prie objekto, vadinasi, vertė yra aukštesnė. Jeigu Shadow Bias vertė būtų žemesnė, tuomet šešėlis toltų nuo objekto. Na ir ši vertė neturėtų viršyti 20. Optimaliausias šį skaičių reguliuoti maždaug iki 20 ir nedaugiau. Grįžkime į mūsų sceną. Dar liko keletas parametrų, tačiau jų šioje pamokoje nereguliuosime. Vienintelis pastebėjimas, jog čia taip pat yra Exclude mygtukas, kaip ir šviesų atveju. Spaudžiame Exclude ir čia galime pasirinkti bet kurį iš scenos objektą ir padaryti taip, kad šis objektas arba būtų neapšviečiamas. Tai yra Illumination ir Exclude Illumination, vadinasi, šis objektas nebus apšviečiamas saulės šviesa. Taip pat galime padaryti, kad šis objektas nemestų ir šešėlių. Tai tiesiog pasirinktume Both ir spaudžiame OK. Taigi tokiu būdu galima objektus nuo saulės šviesos poveikio atjungti. Tai tiek trumpai apie saulę.